žmogus yra gerbiamas ir visiems žinomas architektas Ežys ir darbų vykdytojas gerbiamas Ripas. Na, o darbus atlieka rangovai Almantas ir Juškelmanas, Oberauskas ir ko. Na, darbai atliekami prastai. Iš pradžių atmatuojama teritorija. Pageidautina, kad tilptų visos žygio dalyvių palapinės. Kaip išgaunama medžiaga? Labai svarbu yra kokybiškas pirmas pjūvis. Vyto žydis turi būti toks, kad būtų įmanoma jį savo pavargusiam rankom pakelti. Atliekamas antras pjūvis, trečias pjūvis, ketvirtas pjūvis. Optimalus ilgis yra maždaug 1,5 metro, kiek pasiekia gerbiamo statybų vykdytojo pavargus ranka. Palengva. Atliekamas dūris iš apačios ir, na, tiesą pasakius, esame labai nusivylę statybinių medžiagų tiekėjų UAB Sarek, nes iš tiesų plytos trupa ir vargiai bau ar gausis tikrai tai, ko tikėjosi architektas. O pagrindinė broko priežastis yra ta, kad geltonai nenusižymėjo, kur pjauti. Šiame epizode mes pasimokysim, kaip pailsėti po sunkaus čiuožimo. Tai yra, pirmas, ką reikia priimti gulimą poziciją, tą yra lengviausiai padaryti, šiek tiek nusitaikiusi tą pusę ir griubant nugaros. Dėl to žygiuose negalima nešioti visokių stiklainių. Toliau žiūrėkite, smeigiam slides. Taip, kad būtų panašu, jog yra gulima lovoje, ar ne? Tas lazdas pasidedam. Čia galim diržą atsisegti, nesvarbu. Kuprinę nusimetam, hop, miegam, kad miego netrikdytų pašaliniai veiksniai. Akinukai, hop. Akinukai. Ir aišku, kur čia dabar, ir saldainuką prieš miegą. Taip jūs pailsėsite, gerbiamas žiūrovė, žymiai efektyviau per sustojimo poilsio pertraukėlę. Senovės lapių kaimuose vykdoma bausmė, kur prasikaltę būna, tai mušimas per pilvą su slide. Taip, šiuo atveju turime gerbiamą poną Juškelmaną, jis gali pasinaudoti vietoje atlikęs gamtos reikalus, tai dėl buvo nubaustas šią bausmę, nusikaltusysis turi atsipulti ant kuprinės. Viską jau moka, šitą kaip moka atsigult. Taip, pažiūrima, ar gera kuprinės smūgio sugeriamoji jėga. Tada viskas yra gerai. Dabar štai, šitam veiksmui ypatingai yra svarbu trečiasis asmuo. Štai, jisai dabar turi pašnekinti Romą, kad Romas visai atsipalaiduotų. Galite pakalbinti kolegą. Taip, pakalbinkite. Žodžiu, nežinau, ką įkalbinti. Romai, pašnekėkite. Štai, vat, ir viskas. Dabar galite keltis, kadangi jau 3 dienas nesate kakojęs, galite eiti, taip jums bus dabar daug lengviau atlikti šią procedūrą.
Mes valgom. Va, valgom duoną. Duona yra sudžiovinta, kad kai grįšim namo, dantistam būtų džiaugsmo. Va, taip pat turim svogūno. Svogūnas yra labai geras vaisius, kuris auga žemėj, nes tai vienintelis praktiškai vaisius, kurį galima valgyti šviežią. Taip pat turime ilgai grojančių česnakų. Net rytoj prisiminsim, kad mes jo šiandien valgėm. O daugiau turime mėsgalių, surgalių ir viskas. Nieko daugiau nebeturime. Žmogus yra besotė būtybė ir žmogui kiek jis ras, tiek ir suvalgys. Tačiau žmogui juk daug nereikia. Dalinam po lygiai, jau tada jau, kaip jau kas atsimuša iš draugo, taip jau ir būna jau viskas. Va, aš iš Almanto paimsiu mėsgalį, jis net nesutiks. Prašom. Va. Juk dėl žmogaus negaila. Už tai garbus operatoriau, kas lieka po to, kai turistas pavalgo. Labas vakaras, gerbiama žiūrovė. Tai vėl žiemos vakaras. Mes trumpai papasakosime, kaip išsivirti vakarienę. Tam, kad išsivirti vakarienę, mes pasiėmėm į kelionę trigalvį slibiną. Slibinas trigalvis, o monstras didelis ryja kaip žvėris. Tai jam degalų, kad jisai galėtų spjaudyti suknim. Jis gyvena tokioje oloje, kurią mes toj sukonstruosim. Ir čia yra olos anga. Kol mes viską konstruosim, gerbiama žiūrovė, jūs galite apsidairyti aplinkui, kokie gražūs vaizdai. Mes vaizdai. O slibinas iš urvo. Reikia ją pritaikyti. Dedam taip, dedam. Slibino degalai paruošti. Bandam šitą daiktą. Truputėlį po truputėlį. Mes beveik pasiruošęs. Dabar pamažu. Keliauja į savo urvelį. Taip. Kaip ir kiekvienas variklis žiemą reikalaujamas pašildinimo. Tai mes po truputėlį duodam, kaip sakant, slibinui garo. Jis čia pradės valgyti gryną benzą toj. Pažiūrėsim, kaip jiems sekasi. O, ir štai dabar prasideda linksmoji dalis. Čia viskas, kaip slibina šyla. Tiesiog garuoja. Tai iš kur didelės kuro sąnaudos. Garbingas slibinas yra pasiruošęs ir kad jis nepabėgtų tada, kai gerbiamas turistas darosi savo vakarienę netgi. Hop! Ir pagavom. Čia gims vakarienė. Pažiūrėkite, kiek čia. O, все, šyla. Daiktelis. Kol kas daiktelis. Greitpuodis, kiniškas, bet nepakartojamas, atvežtas gerų žmonių tiesiai iš tolimųjų kraštų. Ir taip po truputėlį gimsta mūsų vakarienė. Ant the best.